Šiandien mes įvertinsim geriausius Lietuvos youtuberius ir pradedam nuo Edvio. Edvis, aš iš karto sakyčiau, kad jis yra dievas. Gerai, iš tos pusės, kad jis belenkiek video kelia, taip. Iš tos pusės, kokius video jis kelia, nu gerai, bet jisai stengiasi, aš galiu... Nu jo, aš sakyčiau, jeigu dar būčiau to amžiaus, galbūt žiūrėčiau, jeigu būčiau autistas. Ai, nu jo. Gerai, tai čia. Toliau, Bartas. Bartas Martuševičius. Jis šiek tiek, man rodos, dabar mažiau kuria tų ten gerų video, ne, ir jis biški toks nebelabai. Jisai karočią, man rodos, biški kažkaip toliau nuo YouTube'o visi eina. Jo, jam net nereikia labai YouTube'o dabar bedaryti, galima sakyti, kai jis turi tiesiog fanų ir taip. Ja, tai aš manau, aš dėčiau čia, va čia. Nėra, nu gerai, jo. Ja. Aš realiai galbūt net čia padėčiau ir Martą. Tarkas Martuševičius. Jo, Tarkas Martuševičius, nes, nu jisai savo pyką jisai padarė, kai jis buvo, kai kėlė tą kalėjimą. Prieš kokius, jo, ten, nu ten prieš buvo pykas. Jo, ir tada, nu dabar jis aišku filmą išleido, tai ten visai gerai kaip lietuviam. Geri žodžiai, kaip lietuviam visai gerai. Tai aš sakyčiau čia. Aha, gerai. Toliau Aidis. Man rodos, Tiesiog ne. Jis nelabai ir kelia, ne? Aš galiu sakyti. Nu, Aš sakyčiau, kad Aidis tiesiog ne. Gerai, viskas išjungiu, pajau, nahui sugrįši. Tai kaip sakytum? Aidis, jo, nu, jisai man rodos tiesiog laivus žaidžia, nieko daug. Na, tiesiog pinigų gauna. Jo, gerai, tiesiog ne, jo. Jisai dar ten filmuoja vestuvės, nu ten karočiau viskas, jis jau baigė YouTube karjerą. Gerai, dabar šitą pajus įvertins, jisai labai nori kalbėti. Pajau, įvertink Domanauto. Aš manau, kad Domantas yra ateities karta. Tai aš manau, jį reikia dėti į... Dievas. Rekomenduočiau. Rekomenduotum. Nu, nežinau, kiek laiko tai bus aktualu. Aš kursiu labai ilgai dar kontentą. Oh my fucking god. Iki kol Univero pabaigsi, kelsi kontentą. Tai va, nu, nežinau, nežinau. Ai, nežinai? Nu, nežinau, kur dėti. Pagal mane, tai jo, visai geras kontentas, bet nežinau, žinai, pavyzdžiui, gal ten, kur Martų žiūrovas, tai gal sakytų, nu, pydarus koks. Ai, bet čia tik svarbi mano nuomonė. Tai aš manau, realiai čia dedu. Jo, tai kaip matot, nu, čia pajus įvertinti. Jep. Gerai, dabar. Toliau, Arnuksas. Tiesiog ne. Tai čiuos pa face revealino. Ir lyvino. Nieko normalaus, taip ir nesukūręs. Tai čia liūdna tiesiog. Toliau. Spurgis. Jo, GG Donutas. Žmogus, aš matau, kad jis turi potencialo įkelt gerų video. Jis man siuntė naujausią projektą, ties kurio jis dirba, ir aš manau, kad jis gali iš tikrųjų gerai iškelti YouTube'ai. Bet tai čia pabaigs sakinį. Bet manau, kad dar toli eiti. Ir nežinau, kiek laiko jis čia tai darys, tai aš manau, kad reikia įdėti va čia. Gerai, nu čia visą, jo, gerai, logiškai. Nes realiai kas yra tam lygiai, tai jo. Jo, aš sutinku. Talžūnas? Aš sakyčiau tiesiog ne. Ne, aš nemanau, aš vieną video jo mačiau prieš pusę metų kokių. Nu tai va, gerus video keldavo. Kur dabar dingęs? Nu ne, jisai vis dar kartais... Pildyka, ne? Pildyka. Ne, nu tai tame ir esmė, kad jeigu pildyk, tai pildyk. Nu tai va, tai jis nekelia nieko. Nu ne, aš dėčiau kartu su Spurgiu labiau, gal bent jau. Ne, nu, reikia, palauk, tada reikia tiebreakerio. Tiebreakerio reikia. GTA 5 miestas realybėje. Palauk, pajau, tiebreakeris. Ar Andrių Tankevičių... Palauk. Andrių Talžūną dedam į tiesiog ne ar į mech? Tiesiog ne. Nu tai va, tiebreakeris išbreikintas. Domantai kokį turi dar kažką prietarą? Tai prietaras yra tas, kad nekas duobės kitam, nes pats įkrisi. Tai va, nieko tai nereiškia. Toliau turim graužikas. Graužikas. Nežinau, aš graužiko nelabai žiūriu. Kas jis toks be to? Kauziukas čia toks youtuberis. Kaip Kauziukas paveikino šitą listą. Kas jis toks? Eik tu, čia ne youtuberis, ble. Kas jis toks? Šitas? Nebėra, vapšė. O kas jis toks?
Man rodos, čia žmogus, kuris sukūrė šitą terlistą. Na, nu tai tada nežinau. Nežinau. Kauziukas Toliau. buvo Jupiterio adminas. Gerai, Ablamukė, čia yra ta A. femboja. Ui, tai yra akiniuočio sesija. Bet kad ji tiesiog vieną video, ar, nu keli, seniau būdavo daugiau video. Jinai kėlė, bet nu jinai dabar nekėlė, tai aš tiesiog ne. Aš sakyčiau, kad, tipo, aš net, man gėda dėti tiesiog ne, aš dėčiau net, nežinau lyginės. Ir Čia nieks tiek nežino nežinai. apie ją. Jo, Tai jo. gali toliau Doro. Toliau Ukraina, Aš nežinau, čia Doro. aš ne, ji net neturi video, tai tikrai ne. Negalim sakyti jo. Toliau Vokietis, Ne, čia lageris, čia sovietų sąjunga. Čia lageris, 13. jo, 13 lageris. 13 lageris. O jis dabar kelia dar? Ne, viskas, jisai, žinai, jam buvo tas aidžio efektas, kur biški dar gavo pinigų iš kokių promotionų ir viskas, lyvino. Jo, taip ir buvo, jisai monitoriaus apžvalgai kėlė. Prieš Jo, 2 metus tai- lyvino. Ok, jo. Tai manau, kad tiesiog ne. Enox, Irgi okei, biški gal, jisai dar uploadina, bet jisai toks miręs, karoči. Nu, tipo, jisai gauna peržiūrų, bet jisai kaip žmogus, marots, miręs. Kaip? Ir plus jisai atrodo 40 metų, tai nežinau. Bet jisai kūrė daug dar. Jisai žiauriai daug kūrė, kas jam yra. Nu, Nu, gerai, bet žinai, jisai Mech? biški toks. gal mechlau. Aš sakyčiau mech, taip. Jo, nes Toliau, Tomuksas. vis dar kelia. Jo, vis dar Bet, nu, man tiesiog gėda, kad jis pažiūrėti tas video. What do you mean? Čia GTA RP policijos siaubas. Farai TikTok legenda Kristė. Ome 3. Čia toks pavadinimas. Jo. Farui upload Kristė. Farai TikTok legenda Kristė. Ir kiek girdžiu, tai aš dedu į mech. Nežinau ką pasakyti iš tikrųjų, nes jisai biškai buvo, man rodos, vienu metu sustojęs uploadint, tada grįžo. Ir dabar jisai kaip ir Mhm. uploadina. Aš manau, kad jis įspurgio lygį. Tai daug kas sako. Jo lyg. Nu gerai, galbūt mes kartelę čiokią tokią žemą padarėm. Nu bet gerai, jo, gerai, pritariu. Jep. Pervinas. Tiesiog. Manau, kad tiesiog ne. Realiai čiūvas tiesiog įkėlė vieną gerą video ir tada dingo. Aš manau, kaip youtuberis aš buvau geras, bet tada tiesiog viskas. Ai, tu? Ai, Jo. jo. Man aš dabar nesocijuoju su juo, bet Čiūvas disocijuoja su savo charakteriu. manau, tiesiog ne. Gerai, ponas. Akinis. Oi, vargelį. Aš manau, kad jis ten ateina, kur ir aš. Čia, jo, ta prasme, žiauru, kaip jisai lyvino YouTube, nes maždaug buvo ta begėdžio drama ir tada jisai kaip ir lyvino YouTube, tada jisai biškiai kėlė kelias video, vėl lyvino YouTube ir tada Fortnite'ą pažaidė mėnesį laiko ir tada vėl lyvino YouTube. Tai čia tiesiog Bet žinai, pasakysiu tiek. Gal dedam youtuberius, kurie savo karjerą baigė selautindami į nežinau lygį. Nes čia tiesiog kirsti žemiau kojų lygio, maždaug. Biškai dar išgrįži pinigų iš žmonių ir tada lyvinį YouTube. Yra žemas lygis, aš manau. Nu gerai, jeigu. Tai aš manau, kad Aidį turim čia perkelt ir lagerį. Gerai. Ir tada kiniuoti čia irgi nori. Jop, ten pat nori dėti. Gerai. Gojus gal. Toliau, gojus gal. Tai streameris. Ja, kol kas manau, kad tiesiog ne, nes kontento labai mažai. Ir labai mažai streamint galima daily. Jep. Taigi, jo, gerai, čia no problem. Kas ten ta kita, kas ten kiti yra, aš nežinau. Ai, čia Justina. Justina nelabai žiūriu, bet gerai, aš vėl supratau. Aš nežinau, ką. Gerai. Nežinau. Ja, nežinau. Suverenitetas. Nėra kaip įvertinti. Nu, aš dėčiau tiesiog ne, kol kas. Nu, nėra jo, tiesiog nėra. Nu, net nėra ką vertinti. Stimo medija, va tie. Ai, čia Stimo medija. Jie Man rodos, dingo Stimo medija. paskutinį kartą, ką mačiau, jie Squid Game'ą darė. Ar jie dar kelia? Prieš metus laiko kelia. Jo, Tai įkėlė Squid Game'ą prieš 2 metus matau ir tada vieną kažkokį sketchą. Ar selautino? Ne. Nu, tada tiesiog ne. Jo, gaila. Gal šiaip dar grįž. Jie kartais tiesiog dingsta, tada grįžta. Nu, bet čia jau viskas. Kinda pasibaigus karjerą. MG Mantelio, aš kiek žinau, jisai selautino ant galo. Nes jis dabar lyvina. Jisai buvo didžiausias selautas. Keliasi Silverį. Čia, jis prieš 2 metus dar. Jis tai ten pamenu reklamos dėja. Jo, jisai jau 2 metus dingęs. Jo, selautino ir dingo. Ant tiek šitas tirlistas senas. O, vargelė. Toliau, šerifas. Žmonės pusės youtuberių nebežino. Šerifas? Gerai, šerifas dar kelia. Aš dėčiau aukštai dėčiau. Aš tai nežinau, jis yra biški selautas irgi. Aš jį turbūt dėčiau į mech. Ne. Bet jis juokingas kaip žmogus, bet jisai daro subatonus vieną kartą į savaitę.
tai realiai tiesiog gręžia pinigus iš žiūrovų. Kiekvieną savaitę. Nu taip. Man rodos, jis visai retai jos daro. Nu, ta prasme, Pagal tave, nes tau patinka šerifas, bet jeigu pažiūrėtum, tai matytum, kad jis tai gręžia pinigus ne vos ne kiekvieną savaitę. savaitę, čia over the top. Nu bet gręžia. Ne, aš vis tiek aukščiau dėčiau. Nu tai kur dėtum? Prie Marto? Tai tu manai, kad jis Martų lygiai. Jo. Nu va čia negaliu sutikti. Ne? Jo. Nu ir gerai. Tai kur manai? Reikia tai breakerio, pajau. Tai prie Marto. Pala, pajau, tai breakeris. Kur dedam šerifą? Aš kur man nusičiurpsiu su Bibi, blėt. Geras šitas meikins, kad... Pajau, kur dedam šerifą? Ar nėra labai blogas, nėra labai geras, ar į mech dedam? Ką? Aš manau, kad šerifas yra labai geras. Tai va, gerai. Nu tai gerai, tada dedam prie čia. Nu, tai va, gerai, rajono kunigas. Gerai. Gerai, kaip žmogus, aš manau, kad jisai yra kitoks. Vat man neleidžia nueiti jo kanalą. Kodėl? Ar jo Aš kanalas baiminu. kažkaip išrestriktintas? Neįmanoma, nes jis toks žmogus. Okay. Aš kiek žinau, jisai gamblina kiekvieną savo streamą. Kiek žinau, jisai pyksta ant visų, ko gali, visais duchais, pimpalais vadina. Damn, what. Ir jisai šiaip streamina. Nu, jisai streameris, jisai turi didelį followingą, jį žiūri, nežinau, ten visokio amžiaus žmonės. Nu, tu bet tai nebelabai gali, man rodo, žiūrėti. Nes realiai man net nemetė, nežinau. Ne, tipo pala, aš pabandysiu. Paspausdė. Ui, ble. Jo. Nu va, Questo canale non è disponibile. net nebėra. Tai ką, nebėra kanalo, nafik. Nu tai matai, Tai gerai, tai net, nu nežinau Nu- tada jo. Nu žiūrėk, nu, pagal mane jis turi didelį influence Lietuvai, bet jis turi labai neigiamą influence Lietuvai. Tai nežinau aš. Aš tai dėčiau prie nežinau. Nu, jo nėra apie Nu bet tiesiog, aš tą turiu. Okay. Gerai, Fukseris. juos. Čia buvo, pamenu, kai jis į armiją atėjo. Jo, Armiją bet pakvietė. žinai, man patinka, kad jisai niekada nelyvino YouTube. Kiek žinau. Aha. Jisai gal kelia retai, nežinau ar dabar bekelia, bet Jis dabar kelia. Jo, prieš Tai 4, kelia, prieš nu- 8, prieš 11, 2 savaitės prieš. ir jis vis dar kelia. Nu jisai sleivas Lietuvai. Tai... Mhm. e, Nėra tokio lygio. O jisai kelia vis dar GTA 5? Mhm. Nu, kol kas kiek mastau, tai dėčiau į mech. Nu gerai, aš nežinau. Žiūrėkit, ką atsinčiau. Tu žinai. Jis ištikimas leivas, žinai. Mr. B šokoladas. Tu mane distrekti. Senovinis. Gerai, tai aš manau, kad dedam į mech. Realiai. Gerai, tu... Gerai, toliau turim Emilis Jokubis. Jo, jisai čia tas populiarus stand-uperis. Bet jisai nedaro tiesiog stand-upą. Ne, jisai daro ir sketchus. Sketchus. Jo, toks sketchiai. Ir jisai podcastų. Bet čia jo main kanalas. Ne. Tada nepričiom. Nu... Aš manau, aš kiek galvoju, tai tiesiog ne. Aš tiesiog matau, žinai, kame problema, kad mes nieko, man rodas, neįdėsim taip geras, bet negeresnis. Nu, tu dar nežinai, dar nepriejom. Aš dėčiau tiesiog ne. Dėl ko, vodėjimai? Nu, kontento labai mažai. Ką turiu omeny, prieš 7 dienas, prieš 3 mėnesius, prieš 5 mėnesius. Nu, tai labai mažai. Jeigu kas 2 mėnesius kelia ir te uploadai yra minimal effort, tai... Ką reiškia minimal effort? Nu, ką jis kelia? Nu, Aš nežinau, ką jis kelia. Stand-up sketchas čia? Gal čia yra effort, aš nežinau. Bet šitas... bet... Įsikeikęs, negalim dėti jo. Nu, pagalvojus, kas 3 mėnesius uploadina, tai kur tu dėtum? Per vidurį aukščiau. Čia Nu, dėtum. aš negaliu sakyti, kad Spurgis ir Emilis Jokūbas the same level. Jeigu taip mąstant, tada aš sutinku, realiai. Realiai dedam čia, aš manau, jį. Ir Depayus, nežinau, jisai dingo iš YouTube. Jo, aš nusivylęs Depayum. Galvau, kad dar grįši į lietuvių YouTube, bet tikriausiai ne. Nieko jau nebebus, viskas. Pakeitė thumbnails, bet nieko daugiau. Gerai, šitas per daug kontroversual. Nu, aš vis tiek galiu įvertinti, galiu pasakyti savo nuomonę. Žiūrėk, viskas okei, kad vis dar uploadina, ne? Puikiai supportinu, bet jisai maždaug, jam tokia pat situacija kaip Edviui, kad jisai įstrigęs dideliam žiūrkės rate, bet dalykas tas, kad jis vis po biškį declinina. Tai nežinau, kaip jam bus. Ar aš jo kontentą galiu žiūrėti? Ne, nelabai. Aš pažiūrėjau realiai paskutinį kartą online egzorcizmas. Čia buvo prieš 2 mėnesius, kai įsikėlė. Man patiko tas. Ten labai basic, labai simple. Reaction video. Kokį effortą įdedi, tokį ir gauni outcome. Aš dėčiau mech, realiai. Nes, pavyzdžiui,
Bartuševičius, Martas, Jo. Šerifas, jie įdeda daug daugiau stengiasi. effort negu Begėdis. Jo, aš dėčiau. Panašiai tiesiog kaip Jo. Pukėtas. Jo, aš sutinku. Toliau turim Guido. O, pamiršęs. Čia tas, Ding, kur ant tipo- bordo pasakė? Ne. Čia tas Tomukso draugelis. Ai, ten Sidas man Jo. Guido jis neuploadina. Tai realiai jisai nieko nekontributina, tai aš dėčiau nežinau. Ai, jo, prieš 3 dienas, prieš mėnesį, prieš 2 mėnesius. O ką jisai kelia? Gata? Tiesiog dedai, nežinau. Nu, realiai ten, aš įsivaizduoju, content. Gerai, jisai gauna po 1000 kartais. Kartais, nu tai viskas aišku. Toliau Gus. Gerai, žiūrėk. Dabar visą nuomonę pasakysiu, cancelins po to mane. Reikės tą klipą Gustui atsiųsti. Kai jis įdeda pastangų video fire, ok? Bet kai kelia Robloxo video, tai labai matos, kad minimal effort ir tiesiog kelia, kad įkelt video. Jo, nes jam reikia ten, tagi, jisai tankus reklamuoja. Oi, laivus. Tagi, jisai tankus. Oi, jo. Kinda suprantu. Kai įdeda effort, kaip pavyzdžiui apie Meu buvo, kai realiai tu daro video type vlogus. Tie video matos, kad yra effort įdėti. Bet, Robloxo turinys tiesiog viską sugadina. Jo, surealius. Tai kinda Tai- klemba. Žiūrėk, yra taip, aš manau, kad jis geriau negu Begėdžio Fukserio lygiai, bet nemanau, kad yra tokiam lygiai kaip Mart. Aš sakau, šitas lygis man labai kontroversialiai atrodo tiesiog. Na, aš suprantu. Bet yra kaip yra. Nu, aš manau, kad negalim dėti tokiam pat lygiai kaip Enox. Tai gerai. Dedam čia gal. Thanks. Sakyk. Jo, bet jeigu kas dar pramovinsim, bet kol kas aš tai manau. Bet, realiai aš tai manau. Kad jis būtų per vidurį tarp mech ir tarp šitų nėra labai blogas, nėra labai geras. Toliau. Airidas Gustas. Pizės. Aš kiek žinau, ten buvo praktiškai unedited vidai. Ir jisai labiau tik tokeris, bene kažkoks. Tai gali būti. Ir jisai, manot, kažkokiam ten bokse dalyvavo su kažkuo. Kiek žinau, jisai nieko nekontributina, fucking ass creatorius. Okay, Tiesiog, va čia, tokiam lygiai. Gerai, aš nieko nesakysiu, nes aš realiai nežiūrėjęs. Na, aš kiek žiūrėjęs, tai atsimenu, kad ten buvo nieko gero. Aš vien dėl to galėčiau dėti į nežinau, nes tiesiog nežinau. Nu gerai. Ai, nu jo, Judze. Ir Judzikas savo pyką turėjo vienu momentu, kai jis daug kėlė, daug stengėsi. Dabar biškio jis aprimė, sakyčiau, yra. Ką tą prie mech nedėčiau at this moment? Aš dabar nežinau, palauk, prie mech. Man patinka, kad jo tikrai main focus nėra YouTube'as. Ir tuo labiau, kad jis ant Sony Vegas editino didžiąją laiko dalį. Tai čia įrodo, ant kiek jam pohui. O tai jis nekvitino Sony Vegas? Tai editindavo ant Sony Vegas. Visą savo YouTube karjerą tada jo. Tai man čia duoda tas šūdas. Jis sakai, kad jis tai daro kaip hobby, bet mes vertinam vis tiek kaip YouTuberius. Jo, tipo realiai kartais fun pažiūrėti, bet kai žiūrėdavau, aišku, dabar nežiūriu jau kokį pusę metų. Tai dėčiau į mech, sakyčiau, Tomukso lygiai. Toliau, Safas. Sketšai, irgi kiek žinau, sketšai. Mes reagavom į dainą. Jo, ar kontributina kažką lietuvių kontentui labai. Seniau gal jo, tie sketšai seniau būdavo kinda fire ir vis. Jo, labai ikoniški. Bet aš manau, jis dar kartais bangerių padaro. Ar jis bekelia dabar? O čia klausimas, noriu pažiūrėti. Prieš 4. Dabar šiais metais, 2-3 metais atrodo jis labai retai. Jo, pavyzdžiui, nori dėda. Aš nežinau, kiek čia yra įdėta pastangų, va čia toks dalykas. Žiūrėk, aš manau, kad sketšus įmanoma dažnai kelt, jeigu tik norėtum. Bet jisai sugeba kokius 3 mėnesius įkelt. Aš aišku nežinau, kom jis realiai užsiema, bet kaip lietuvių kontentui kiek kontributina, tai palyginus mažai, aš kiek manau, jeigu po kas 3 mėnesius įkelia po 4 minučių ilgumo video. Pažiūri ir nieko daugiau. Tai kad jį daug žiūri, jisai turi tokią stiprią auditoriją, kai tiesiog, jis gali įkelt kartą kelias mėnesius, tiek jį pažiūrės. Ja. Gerai, noriu paditinti šiek tiek. Noriu perkelt spurgį į tiesiog ne. Kaip manai? Ne. Kas ne? Nenori? Ne. Gerai, paliekam. Nes aš noriu Safą dėti mech. Mes galim tiesiog viršutinius pakelt. Bet aš nemanau, kad jie geri. Gerai, žiūrėk. Gerai, mes įdėjom į dievo lygį. Žiūrėk. Gerai, žiūrėk. Jeigu tai būtų, aš tada visai sutinku. Jo, okei. Okei. Tada Safą dedu čia. Gerai. Okei. Liuks, okei. Jokufanas never dies. Aš kiek galiu pasakyti. Gerai, kontentas naujausias yra be community tikslo
realiai tiesiog dėl peržiūrų gavimo, kaip youtuberis, jis niekada community tikro neturės ir nemanau, kad kažką užbildins. Reikia daugiau kažką susijusio su community kelt. Iš viso reikia daugiau. Su jo personality. Jo personality praktiškai neegzistuoja jo per jo video. Jo, reikia tiesiog kelt. Realiai manau, kad net aš neuploadinu, aš manau, kad aš daug aukštesnio lygio negu Jukufinas, bet manau, reikia dėti tiesiog ne. Toliau turim Vaidotas. Ar jis bent kelia video? Jo, jis tikrai kelia. Jisai visą laiką turi savo... Aš dabar... Prieš 6 dienas. Aš to patikrinsiu. Bet ką šiek, čia blogai? Ai, aš pamenu. Aš pamenu, aš jaučiu mačiau ir ten man rodė klausiokai kažką, kad ten kažkokią namą statė. Jo, man rodos. Aš realiai manau, kad jisai not bad. Mam. Ir anksčiau buvo geras, jis fucking tiesiog yra istorija YouTube Jis realiai. sulaikęs. Tuo prasme, kiek daug YouTuberių lyvino, tai jisai va taip dar sugeba tiesiog kurti. Jisai deliverina, pasakysiu tiek. Kaip lietuvis galėčiau dar žiūrėti. Dar įmanoma pažiūrėti. Tai aš dėčiau geras, bet negeresnis už Dievą. Gerai. Realiai. Jo. Čia stovas. Čia stovas, jisai biški buvo dingęs, nes jisai filmą montavo. Kokį? Kur su Aurimu, kur per Atlantą perplaukė. Montavo. Ai. filmą. Ai, okei. Jisai buvo išlėkęs į Ameriką. Aha. Ir dabar jisai... Nežinau. Jis kelia behind the scenes. Nu gerai, mes... Realiai, ką aš kalbu, dabar gali labai pasenti, jeigu aš tingėsiu sumontuoti šitą video. Mes jau matėm, kad jisai kelia dabar streamina. Twitch. Jo, jisai gaminga. Bet jisai nieko nelyvina. Čia toks dalykas. Jisai turi idėjų daug. Aš nežinau, jisai pretty good YouTuber. Aš manau, kad nėra labai blogas, nėra labai geras. Jo, gerai, jo, aš realiai žadėjau sakyti. Toliau. Depijus. Depijus. Ir išmes. Fuck. Einam toliau. Termis. Pala, pakalbam. Gerai, Depijus. Nemanau, kad kažkada iš viso turėjo savo pyką. Niekada nebuvo Depijus pyko. Net pijus juokis. Nu, bet niekada nebuvo Depijus pyko. Nežinau, koks galėtų būti jo pykas, nebent tada, kai begėdžių server buvo ir įkelė kažką, kaip beėtų apie begėdžių. Tiesiog, ne. Nu, nėra Jo pyko. pyko. Koks jo pykas? Kas buvo Depijaus montažas? Gerai. Nes aš jį Jo, sueditinu. nes jį sueditinu. Jo, žodžiu, tiesiog, bad. Termis. Net nekalbam, nes nekelia. Trečia lentyna. Dalyks tas, kad vis dar relevant po 7 metų. Ir commentary, jo. Good. Čia toks, žinai, man keista, nes Lietuva ir jis toks yra kaip tas company channelis. Būtų tiesiog, lyg kompanija būtų trečia lentyna. Čia tiesiog čiūvas, kuris kalba apie dalykus ir toks oficialus jaučiasi. Nu ir yra oficialus, Jo. aš kiek žinai koks dalykas. Kad jisai priskaityts kaip žiniasklaida. Jo, ten buvo kažkoks. Community postas, kur jam reikia mokesčius mokėti. Ja. Gerai, kiek galvoju, tai tikrai negalėčiau dėti tokiam pat lygiai kaip šerifas, tai aš dėčiau į čia. Va. Okay. Nes tikrai manau, kad už Česką, už Safą geriau, nes dažnai uploadinu. Tiesą sakant, okei. Altų Republika. Toliau. Kaip youtuberis, seniau buvo Fire, tada prieš gal metus 2, realiai vis dar buvo Fire video, nes kažkokį ten prieš metus video įkėlė apie Subatoną. Galiu pasakyti, kad dabar nėra uploadų praktiškai. Jisai buvo įkėlęs video, kaip jis sakė, kad jis tipo atostogų išvaro. Bet kad jis ir prieš tai nekėlė video. Jo? Tai kaip youtuberis žiauriai falofino, aš manau. Aš dėčiau, kol kas dėčiau į mech, realiai, nes kaip streameris, jo, okei, bet kaip Gerai, youtuberis... šiuo momentu, bet aš manau, jis dar comeback. Nu, jeigu keltų dažnai, ne kas pusę metų, tai okei, aš dėčiau netgi į gerą, bet neuploadinatis. Tai aš dėčiau čia realiai. Kai ir neuploadina, aš manau, kad begėdžių lygiai yra. Gerai, Edas. Tiesiog lyvina, gal kažkada buvo pykas, kai begėdžių pirmas sezonas buvo servo. Nu jo, jisai ten, būtent tuo metu jisai ir iškilo. Tai jisai buvo kietas YouTuberis, bet tada tiesiog, kinda man rodos, jis prarado motivaciją daryti tą Minecraft. Jo. Jis dabar turi čia tiesiog keletą vlogų. Jo, tiesiog, na aš suprantu, puikiai. Jis tiesiog retirino. Jo, dėčiau Pagal šią situaciją aš dėčiau tiesiog ne, nes jis nieko nebelabai aktyviai daro. Gerai, sutinku. Toliau. Jis čia per Gian. What the fuck, čia vyras ar moteris? Čia Nežinau. moteris tikrai. Ai, nežinau, net nebandysiu kažką čia įrodyti. Mes vėl to paties klausimo klausim. Flufikas. Žiūrėk. Žiūriu. Edvis bus pačiam viršui, Edvio serverio žaidėjas, aš manau, bus pačioje. Tai noriu pasakyti, kad jis tiesiog labai Edvi
Edvio kontentą išmilkina. Žiūrėk, jis išvilkino Edvio kontentą, jo realiai visas kanalas buvo tiesiog prastesnis Edvis, Okei, nes jo. jis įkėlė, man rodos, daily kažkokiu momentu ir tada, nu, aš kaip draugas jam sakiau, nu, kokį tu šūdą, blėt, keli, tiesiog gal kelk rečiau, bet geresnis video kelk. Ir tada jis visiškai lyvino į tuvą, ir tada grįžo, ir tada lyvino, ir tada vėl grįžo, ir tada galų gale selautino ir jo tapo didžiausiu selautu, kokį žinau, tiesiog subatonai, baigėsi subatonas vienas, kitą dieną dar vienas subatonas. Nu čia, nu, Gerai, dėk į žemas apačią tiesiog tada. žemas lygis, žemas lygis. Ir kerkys. Kirkys. Niekad nebuvo pyko. Ir nekelia, nesistengia. Jo, net nebuvo tokio momento, kur stengtis ant YouTube realiai. Jo, mech. Niek. Ne Tiesiog. mech, o Ne tiesiog. Aš tiesiog nežinau, netgi dėčiau. Nežinau dėčiau. Taip, Antanas jo, nu blemo dabar kontroversal, negalim per daug sakyti. Nu jo, man gaila dabar. Nu bet pakalbam apie jo turinį. Abejo, Žiūrėk, jisai dažnai uploadina. Čia yra žiauriai didelis pliusas, jisai fucking turi netgi savo muzikos grupę, okei? Ir jisai... Ir aš, jis Visą daug laiką balansuoja jis- dalykų. Žinai, ką jis realiai kelia visą laiką, ką nori tiesiog. Tipo, nuo pat pradžių savo YouTube jisai kelia tiesiog, ką nori, ne tą, kas audiensui. Ten labai, nu tiesiog savo gyvenimą. Jo. Kažkada jam patiko tie skečai, kažkada įkėlė skečus, niekam labai nepatiko, bet jam pofikus jie kėlė. Jis toks based. Jo. Aš realiai dėčiau į gerus, bet negeresnis uždėjau. Realiai. Gerai, aš tiesiog pasinaudosiu progą, nes tu retai taip aukštai dėdi ir tada pritarsiu. Nu man patinka, kad jis kėlė, nu jis tikrai geresnis negu čia stovas, aš tą tikrai galiu. Bežionė. Šiaip, gerai, jo kontentas Pala, buvo kas visai jis geras. Jo kontentas buvo visai geras, jisai 22 metais tiesiog uploadino vos netgi. Nu, Kas jis toks? Ar čia tas gibonas, bežionė? Ne, aš trolinu. Pala, gal čia jis rimtai? Aš trolinu. Gibonas yra tas kitas. Balden Bankrupt. Gerai, vertinam kaip tą giboną, karoči, kur ką tik čia. Ne, Aš kiek nu taigi pamenu- žiūrėk, Gibonas yra trečias. Ai, tada Jo, nežinau. Gibonas- Tiesiog trolinu. Gibonas visą laiką sako, kad stengia žiūrint kontentą, kiek man kalbėjo žmonės apie Giboną, tai jisai tipo, fire. Bet palauk, mes čia dabar apie bežionę kalbam. tu Nu, ne gerai, tą apie bežionę. Bežionę kinda felofino, sakau. Gerai. 22 metais pyk. Gerai. Gerai, man toliau turim. Ai, Čia yra didžiausias rollercoasteris, kokį žinau, turbūt. Dabar net negaliu pasakyti. Gerai, senais laikais uploadai frequent. Gerai, toliau upgradeinosi, kontentas upgradeinosi. Ir tada nepamenu, kas atsitiko 2-3 metais. paskui blogai. Ne. Kas buvo? Nu, kažkas blogai buvo, nes kontentas suprastėjo. Kada jo nu, jisai žaidė bambukinę, ne? Ir aš pamenu vieną faktą, kad jisai sako, oi, čia jūsų serveris man neduoda viewsų tiesiog. Jo. Tai jis tiesiog kinda norėjo milkauti. Nu, bet tipo, realiai prisijungė į BGG serverį ir tada vis tiek nieko. Ja. Neišėjo milkauti peržiūrį, nes jis suprato, kad ne nuo serverio priklauso, nuo video priklauso, ant kiek kokybiš. Nu, žodžiu, gerai. Nežinau, kada jis follow. Tada kaip jis pradėjo, kai mukso video vos nekelt. Seniai, visą laiką buvo daug tokių dalykų, kur jis tiesiog selautina ant kiekvieno savo video. Zap hosting ant kiekvieno video vis. Nu, tiesiog. Čia tai pasakysiu. Padaro kažką good, tada padaro tiesiog bad. Ir tada jo paskutinis pusmetis realiai tiesiog jis kinda atrodo Milkina retainas. brolį. Milkina brolį, jo. Nesuprantu, kaip jam paina milkin brolį. Aš kiek galiu pasakyti, žiūrėk, aš dedu į mech. Pliam, nežinau, ar net dėti tokį lygį iš tikrųjų. Aš manau, kad čia netgi per aukštas lygis. Jo, aš nematau potencialo, jeigu jis jo du naujausi video Fortnite ir brolius. Dedu čia. Toks biški trolina, atrodo. Jo. Toliau. Jisai nebeuploadina. Aš net jo nevertinsiu, nes aš nežinau, aš ten Žodžiu, neturėjau. čiuvas tiesiog yra, nu jisai ten kelia kokybiškus, sako kokybiškus, bet jo kontentas, nu, nedidelė auditorija realiai, nėra wide audience ir jis prieš metus lyvinės YouTube, tai man rodos tiesiog jeigu Tiesiog, užkniso. paliekam ten, kur yra. Piršas, cheeses. Marot šitas GTA 5 kažkas. Jeigu jis kelia, tada dar pasvarsysiu. Paskui seniai mes taip nelaiku. O, puiku. Okei, tai Puiku. paskui. Nu tai tada tada, Nu gerai, tai mes nebeturim ką vertinti. žiūrėk, nu palauk. Jis niekad, aš pasakysiu tiek, Žiedo automukso GTA roleplay videos, gal Fukserį dar matydavau, aš niekad nematydavau Stičo. Niekad jo nematydavau, aš nežinau, kiek jis relevant būdavo, bet nemanau, kad jisai
kažkom išskirtinis. Vienas dalykas, ką jis turėjo, jis su Breisa, su Edu varė ir jis laimėjo su Breisa. Bet kad čia nebuvo didelis dalykas, Jo, aš čia, tiek aš pasakysiu. tik tiek žinau. Ne, aš nežinau. Tiesiog ne, aš dėčiau, tiesiog ne. Tai? Jo, Dar taip aukštai? nu aš manau, nes jis daug aplaudino. Nu gerai, nu. Aš jo negaliu dėti iki tokio pat žemo lygio kaip ponas Sakiniuotis. Jo, tiesa, sakai, jo. Paskutinis. Munys. Munys. Nežinau, dabar aš patikrinsiu, ar jis jau aplaudino, bet... Paskutiniai piligrimai. Jo idėjos labai fire. Ai, Tas jo burgeriai. žanras. Ai, supratau. Kiek matau, realiai, jo, aš kiek galiu pasakyti, panašus labai stilius į Safo. Ir, nu, vat, jo, aš tokiam lygiai įdėčiau jį. Safo lygį. Va čia, daugiau negaliu niek pridurti. Tai va tiek. Nu, ne, nu, Sen, aš manau, kad, jums Ai, sakyt, bet jis yra tai realiai kelia. jo. Aš manau, kad terlistas labai gerai atrodo, nes nuo didžiausių iki pat mažiausio eina žemyn upę. Tai labai teisingai sudėliota. Ne, žinai ką pakeičiu? Nu, Spurgis es kontentą kelia, nu blėt, Gerai. negaliu jo įmėgti. Bet ar aš tokiam žemam lygiai? jo. Manai? Mhm. Kaip ar nuksas? Paface revilinai ir dingai. Nu ne, aš dar kėliau. Nu, ir dingai. Nu, tai kėliau. Ai, tai tu kaip Eltų Republika. Ir kaip Jucikas. Nu, aš taip manau. Taigi. Palauk. O dabar galit pareaguoti į tai. Tu pydari! O dabar galit pareaguoti, kaip mes bandėm atspėti youtuberius iš jų balso. Ar tu juokavo? Ne, va dabar aš sutinku su terlistu. Jau baigęs. Jo, bet va dabar aš